Šitame gydytojo Valerijaus Morozovo video sužinosite top 5 didžiausius nemigos šaltinius. Atpažinsite, kas lemia miego problemas jūsų gyvenime. Kokios pasekmės, apie kurias net nesusimąstome, gali kilti dėl nemigos ir kitų miego sutrikimų. Gydytojas paaiškins, kaip miego sutrikimai yra susijęs su patirimu kasdieniniu stresu ir nerimu. Gydytojas papasakos, kaip cirkadinių ritmų sutrikdymas, naktinis darbas, laiko persukimas veikia miego kokybę. Na ir galiausiai perprasite, iš kokių specifinių požymių galite atpažinti, kad užvaldęs jūs nerimas lemia prastą miego kokybę ir kaip padėti sau čia ir dabar. Na dabar žiūrime video, bet prieš tai spaudžiame mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui ir pradedam. Kaip dažnai, kodėl mes kalbame apie tai ir kaip dažnai iš tikrųjų ta nemiga pasireiškia? Tai manoma, kad 30% bet kurių iš mūsų skundžiasi bent kartą rimtesnę nemigą. Ne tai, kad, nežinau, kad ten šiaip perskridai į kitą pasaulio kraštą ir negaliu užmigti, bet tokia jau rimtesnė nemiga, kuri įtakoja mūsų kasdienį gyvenimą, ne, tai kažkada pasiskusim bet 30% mūsų. Tuo tarpu 8% turi rimtų sutrikimus ir ilgą nemigos istoriją. Mačiau čia iš jūsų jau atsakymus, kad kažkas ir 15 metų vaistus geria, kažkas ir 10 metų vaistus geria, kažkas meditacijom vaduojasi, tai reiškia tikrai ne per vieną dieną prie tokio, sakykime, gyvenimo yra prieita. Kodėl tai yra svarbu? Kodėl svarbu miegoti? Nebūtų labai gražu, jeigu mes galėtumėm nemiegoti, kiek mes turėtumėm daug laisvo laiko, kiek mes galėtumėm tą vyrą įdarbinti, galėtų moteris, kad jis ir trečią darbą susirastų, ir namus susitvarkytų ir taip toliau. O jos galėtų dar daugiau su draugiam plepėti. Bet jeigu nešaržuojant, tai iš nemiegančių tų 30-35%, 40% turi emocinių sutrikimų. Ar tai nerimas, ar tai depresija dažniausiai būna. Netgi 70% nemiegančių turi gretutinių ligų. Tai vėlgi, dalis iš jų ir nemiega dėl to, kad yra gretutinės lygos, ne, pavyzdžiui, skausmai kokie nors sukeliantys ar ritmo sutrikimai. Bet nemažai tų gretutinių ligų nemiga ir miego trūkumas palaiko kaip būklę. Ką daro nemiga? Taip, nemiga didina svorį. Tas, kas nemiega, tikrai daugiau sveria ir daugiau, miškiai pasikelsiu savo kėdę, didina svorį ir daugiau valgo ir sudėtingiau jam yra kontroliuoti. Didina šansų insultų ir infarktų, ypač paryčiais, 3-5 ryto. Didina diabeto šansą ir didina šansą priklausomybių įvairių, nes žmonės griebiasi bet ko tam, kad pradėt miegoti, ne, pradedant nuo vaistų, apie kurią šiandien kalbėsim daugiau, ir baigiant ant to pačio alkoholio, apie kurią irgi mes užsiminsim. Jeigu mes norim išsiaiškinti, ar reikia kažkokios pagalbos ar ne, labai dažnai pacientai ateina, aš kaip dirbantys su nuovargiu, dažnai juos kamantinėju, kaip jie miega. Vienas pilietis buvo atėjęs ir sako, atėjau dėl didelio spaudimo, ne taip sakė, atėjau dėl didelio spaudimo, neprašnekantis fiziškai pranosi, geria 4 vaistus, jam nesitvarko ir aš pradedu jo klausinėti, kaip tu miegi? Gerai, aš miegu, man spaudimą daktarė sureguliuok. Tada aš pradedu klausinėti, kaip miega žmona šalia. Nes pasirodo, kad žmona nemiega dėl to, kad jisai knarkia. Tai va. Tai ir reikia užduoti klausimus, kaip ar lengvai užmiegi. Nes jeigu lengvai neužmiegi, tai bus vienas nemigos variantas. Ne? Jeigu užmiegi, tai kitas. Ar nepabundi naktį, nes nesvarbu yra užmigti, svarbu yra išmiegoti ilgai. Jeigu mes dažnai pabundam, sutrinka mūsų gilusis miegas. Mažiukai, kūdikiai, kurie gali miegoti ir visą dieną, gali miegoti ir 20 minučių. Tie maži rupūžiokai iš karto įkrenta į gilų miegą ir pradeda ilsėtis jau po 10-15 minučių. Tuo tarpu mums reikia dažniausiai išmiegoti kelias valandas, tam, kad smegenys pasakytų, klausyk, jis tikrai miega ir pradėtų ilsėtis. Tą gilų miegą mes perinam tik po kelių valandų. Jeigu kažkas mus pažadina arba mes pabundam patys, tai tada iš tikrųjų tas gilusis miegas ir sutrinka. Ar yra lengva atsikelti ryte? Nes gali būti ir neprisiminė pabudimų, ir lengvai užmiegai, bet iš ryto vis tiek sunku atsikelti. Tai reiškia, miego trūksta. Mieguistumas dieną.
Atsiranda nerimas eit miegoti, nes bijai, kad neužmigsi. Grinai nerimo dalykas ir kaip kalbėsim, šiandien nerimas čia daug labai vietos užima. Ar patarimai nusiramink visiškai neveikia, o gal netgi erzina? Ar tiesa, kad reikia eiti į nerimą keliančias situacijas, o ne jų vengti? Kaip savo padėti, kai nerimas jūs užvaldo ir ima kenkti kokybiškam gyvenimui, poilsiui, santykiams? Apie visą tai sužinosite prisijungę į gydytojo psichiatro psichoterapeuto Olego Lapino video kursą Nuo baimės iki laisvės. Jame sužinosite, kaip valdyti stresą bei nerimą per judesį, per kvėpavimą ir meditaciją. Išmoksite sąmoningumo technikų, kurios padės nutraukti erzinančių minčių srautą ir stebėti savo kūną. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite prie kurso net su 80% nuolaida. Pasiūlymas galios tik ateinančias 72 valandas. Jeigu išsimiegi per savaitgalį, tai dar nėra viskas taip prastai. Taip, nes, greičiausiai mes nekalbam apie labai sudėtingus dalykus ir greičiausiai užteks tik tai režimo ir šiek tiek botagėlio tam, kas savęs nemyli. Bet jeigu ir per savaitgalį neišsimiegi, tai tada mes jau kalbam apie labai liūdnus reikalus. Ir tą, ko aš bandžiau išklausinėti to, reiškia, neprakvepuojančio pronosi vyro, kaip miega šalia tas, kaip miega tas, kuris miega šalia. Tai pasirodo, jo žmona nemiega dėl to, kad jis naktimis knarkia ir nustoja kvepuoti ir ją gąsdina. Ir sutvarkius jam nosį, tai šiuo atveju tai buvo labai paprastai, nes jis ryškiai turėjo alerginio slogą, jam prireikė netgi mažiau negu 4 tablečių, jis pradėjo spaudimą koreguoti net su 3 tabletėm, plus purškalų į nosį. Tai miego užteko tam, gero miego užteko tam, kad susitvarkytų jo kraujospūdis. Ir dar vienas dalykas, kurį reikia būtinai paklausti, ką bandai naudoti miegui. Taip, tai šis vyras naudos purškalą visą gyvenimą greičiausiai. Nebent jam alergija žmonai ir pakeis sugulovą ir pradės miegoti be purškalo. Bet, pavyzdžiui, galima pradėti vartoti kažkokius vaistus, arba labai dažnai Lietuvoje yra priimta vartoti alkoholį, kas irgi nuvogia miego ir tu nepailsi. Ir tada irgi yra vienas iš sprendimas. Tai jeigu į didžiąją dalį šitų, net į didžiąją dalį, jeigu aš manau, į 2-3 iš šitų klausimų atsakymas yra ne, taip, neišsimiegi, pabundi naktį, ryte sunku atsikelti, tai tikrai mes turime miego problemas ir jas reikėtų pradėti spręsti, ypač jeigu mums neužtenka savaitgalio ir mes vis tiek jaučiamės blogai diena iš dienos. Jeigu mes žiūrėsime į miego sutrikimus, tai taip labai paprastai, aš čia neužsiimsiu klinikinę diagnostiką ir to, kad netgi medikams yra nuobodu tas gradacijas visas skaityti, ne? Tai jeigu mes negalim užmigti, vartaisi tos lovai niekaip negali, tada paryčiais užmiegi ir čia žiūrėk jau skambutis skamba. Tai yra nerimas visų pirma. Nerimas ir stresas tai yra 2 didžiausi nemigos šaltiniai, patys didžiausi mūsų civilizuoto pasaulio, sotaus civilizuoto pasaulio nemigos šaltiniai. Tai yra didžioji nemeilė savo, savęs engimas, nuolatinis kažkoks stengimasis dėl kažką padaryti ir atitikti kažkokias normas. Taip, reikia į visą tai spjauti, pradėti mylėti save ir tokiu būdu iš tikrųjų tas nerimas pradės mažėti. Nuovargis. Kai mes jau turime patologinį nuovargį, kai mes esam pervargę, tai gali būti momentinis, nežinau, pavyzdžiui, man malkas atvežė į sodybą, netikėtai reikėjo viską greitai sutvarkyti, paskui viskas skaudėjo, buvau pervargęs, negalėjau užmigti. O gali būti tas nuovargis būti lėtinis, kai tu metais bandai tempti tą savo, reiškia, vargą kažkokį tą savo darbą, pervargą, nebeturi jėgų ir atsigulęs jau nebegali užmigti net. Taip? Tai yra visi mūsų mobilieji reikaliukai, toks nelietuviškas žodis, gadžetai, tai visi tapšnokliai, kurie irgi trukdo, nes jie nukreipia dėmesį, jie blogai šviečia ir per daug užaktyvina. Ir melatonino stoka. Melatoninas reikalingas užmigimui, jis ne velnio neužtikrina gero miego, todėl žmonės, kurie savo jį geria tam, kad naktį nepabūst, klysta. Bet melatonino stoka, kuri atsiranda iš principo dėl saulės stokos. Apie tai irgi labai daug kalbėsim šiandien. Jeigu tu pabundi naktį, tai tas pats nerimas,
Standartiškai tai yra kažkokie sapnai apie tai, kaip tu kažko nepadarėjai, kaip tave kviečia prie lentos. Pavyzdžiui, ilgą laiką sapnavau tokį sapną, kad mane kviečia prie lentos, aš nieko neišmokęs ir bijau išeiti, bandau pabėgti iš pamokos. Tai tavo kažkokie nedaryti darbai, kažkokie pasižadėjimai kažkam tokiu būdu apie save duoda. Taip, stresas, alkoholis ir jau minėtas knarkimas. Alkoholis padeda užmigti, momentaliai ypač jau gerai padauginti, nelūžti. Bet nevelnio, kaip pastebėjom, žmonės neišsimiegi. Taip, tai alkoholis iš tikrųjų nuvagia to gilaus miego fazę ir neturime to. Ir aišku, mišrūs variantai, kur visai prastai, kur nei tu užmiegi, nei tu pabundi. Ir nei tu išsimiegi naktį. Ir pabundi iš ryto pavargęs. Tai dažniausiai būna tas pats nerimas ir stresas. Kas sukelia nemigą? Tai kaip jau ir minėjau, nerimas ir stresas, tai yra patys stambiausi. Neradau niekur statistikos, bet manau, kad tikrai mes galim kalbėti apie kokį 50% visų sutrikimų. Tada režimo nebuvimas. Taip jau yra. Nes reikia kažką padaryti, reikia pabaigti kažkokius darbus, neturi laiko savo, neturi laiko išėti pasivaikščioti, negavai vėl saulės ir taip toliau, ir taip toliau. Čia vaikas prisimena, kad jam ten kažkokių pratybų reikia padaryti, bėgi daryti tas pratybas už jį ten, arba ten jam kokių vaišių pirkti mokykloje ir taip toliau. Gadžetai. Tai visi vėl mūsų mobilieji telefonai ir visa kita, kurie pavogė daug laiko ir pavogė daug dėmesio ir mūsų užaktyvina ne taip, kaip reikia. Ir aišku, saulės šviesos trūkumas. Ir cepelininis dangus mūsų garsusis ir mūsų garsioji nemeilė savo, kai mes visiškai neišėjom tos saulės pasitikti ir palydėti. Taip, tai yra didžiausi 5 nemigos šaltiniai, taip, nemigos, sakykime taip, banginiai, kurie sukelia, tai yra dažniausiai mes apie tai ir kalbam. Paskui klausimas tik tai, į ką jie pavirsta. Taip, jeigu nemiega metų metais, tai šalia atsiranda ir vaistų vartojimas, ar to paties alkoholio vartojimas, taip atsiranda priklausomybė, gali atsirasti ir lėtinis skausmas, pavyzdžiui, fibromialgija kokia nors, kur niekas nieko neranda, dėl ko tau skauda, gali būti visiškai ir absoliučiai emocijų ir nemigos sąlygotas dalykas. Atsiranda lėtinės lygos, pavyzdžiui, ir nutukimas tas pats, tai kai kalbam apie svorį visą laiką, yra klausimas, kaip miegi ir kaip užsimiegi, o ne tik tai, kiek valgai ir kiek judi, nes aišku, kad valgai per daug, o judi per mažai. Ir dirgikliai, visokie dirgikliai, kurie atsiranda, pavyzdžiui, tai gali būti pats dirgiklis, savaime trukdyti miegą, pavyzdžiui, vaiko rėkimas, naktį, o gali būti šalia esantis vaikas, ne taip rėkia, jis tik tai čiapsi ir knarkia, bet kadangi mamos yra didelis nerimas, o kaip tas vaikas miega, ar jam nebus dabar slogos, ar vėl aš galėsiu išeiti į darbą ir taip toliau, taip, tai jis tik prisideda šalia. Nerimas ir stresas. Didžiausia, kaip ir sakiau, turbūt spėčiau kokie 0,5% visų nemigos dalykų, bent jau pirminiai, kurie paskui gal pavirsta dar kažką. Tai yra labai paprastai, yra įkyrios mintis prieš užmiegant. Ta, ką ir Laura sakė kaip pavyzdį, kur ten galvoja, kaip darbą, o kaip to nepadariau, ano nepadariau. Čia daugelis kolegų perdegusių, kur ten sėdė ir galvoja, dieve, ten nepasirašiau kokio nedarbingumo, arba ten nešašiau vaisto, o gal tam žmogui yra tam kokios plaučių uždegimas, kodėl mes nepadarėm nuotraukos ir taip toliau, taip toliau. Tai yra nuolatinis toks virimas tam stresė, tam nerimą ir tu negali niekaip atsipalaiduoti. Tada tai yra sapnai jau. Kaip ir minėjau, pagal savo pavyzdį, tai kažkokie nepadaryti darbai, kurie tau, pavyzdžiui, ten sapnuojasi, ar tu pabundi, tai gali būti ir kažkas kitas, ar ten kritimai, ir skraidimai, ar dar kas nors. Tai yra prabudimai. Pavyzdžiui, prabundi ir žiūri, o kiek laiko, nes gal jau pavėlavai, gal jau skambėjo žadintuvas, o tu neišgirdai, arba ten dar kas nors, taigi reikia skubėti. Ir tai prabundi kas valandą, 3, 4, 5, 6, o 7 užmiegi ir tikrai to žadintuvo gali neišgirsti. Tai yra baimė kiekvieną kartą einant, kad tu vėl neišsimiegosi. Tai yra labai geras nerimo irgi indikatorius, kad tu eini miegoti ir galvoji, dieve, aš vėl neišsimiegosiu, ką daryti, rytoj vėl bus blogai, tada tu vėl pradedi galvoti apie tai, kai rytoj bus blogai ir vėl viskas užsisuka. Ir netgi toks paprastas dalykas, kaip prieš užmiegant galvoja, o dieve, o gal aš norėsiu siusioti. Ką tik tai siusioju, bet aš gal vėl norėsiu, ar ten tuštintis, ar nosį išsišnipti, aš dar kažką ir tas mane pažadins.
Ir tada tu eini, tau nieko nesigauna, nieko nėra, bet kol tu neatsikelsi, tu negali užmigti, nes tu vien tik tai apie tai galvoji. Taip, tai yra tokie labai paprasti dalykai, labai aiškus simptomai, labai aiškus tokie indikatoriai, kad jeigu mes dėl to nemiegam, tai vienareikšmiškai tai yra nerimas ir stresas. Ką reikia daryti? Pradėti mylėti save ir spjauti į visus aplinkinius. Kitaip nieko nebus. Nerimas ir stresas dar kartu duoda be nemigos ir didelį diskomforto jausmą. Ja, nes tai yra visą laiką kažkoks, dažniausiai kalties būna jausmas toks, kad tu kažkam kažkas skolingas, kažko nedadarėjai ir dar žiūrėk, vėl neišsimiego ir saulėkis skolingas to miego. Susidaro uždaras ratas toks. Nerimas, nemiga, nuovargis, dėl to dar didesnis nerimas, vėl nemiga, vėl nuovargis ir taip toliau. Ir kuo toliau, to viskas tik tai blogėja, gilėja. Jeigu mes turim trumpalaikius tokius atvejus, kurie trunka 2-3 savaitės, tai pakankamai greitai ir paprasta sutvarkyti. Ir vaistai yra tam, kad ir trumpalaikiam vartojama, bet yra. Jeigu mes turim jau ilgalaikį, kuris trunka metais, dažniausiai žmogų ištraukti iš tokio ydingo rato yra labai sudėtinga, nes vienas dalykas, jis jau pranta taip jaustis ir jam jau keista, kad jis kitaip nesijaus. Ir reikia ir rimto, ir psichologo pagalbos, ir kineziterapeuto pagalbos, ir vaistų, ir vienokio, ir kitokio. Aišku, kad atsiranda noras pabėgti į saugų pasaulį. Ir tą pabėgimą mums sukelia tai, kas uždeda šalmą ant galvos ir leidžia negirdėti, nematyti, neklausyti ir taip toliau. Tai yra raminamieji vaistai, arba migdomieji vaistai, kurie iš principo yra raminamieji, dėl to jie ir migdo, kad nuramina, tai benzodiazepinai dažniausiai labai populiarūs Lietuvoje, 10 kartų daugiau negu Skandinavijoje mes vartojam raminamųjų, 10 kartų mažiau antidepresantų ir 10 kartų dažniau žudomės. Tai aš manau, kad čia viskas yra pakankamai aiškus, kaip čia pasakyti, santykiai visų šitų dalykų. Požiūrį į gyvenimą ir požiūrį į pasaulį ir noro pabėgti. Ir didelė rizika priklausomybėms. Nes mes pradedam vartoti alkoholį tam, kad pabėgti, mes pradedam vartoti raminamuosius, pradedam rūkyti, nes tai yra stresas, kitaip neatsipalaiduoji ir gauni priklausomybę ir gauni dar didesnį nerimą, nuovargį ir nemigą. Režimas. Taip, tai dar vienas didelė problema, dėl ko mes nemiegam. Yra toks dalykas kaip cirkadiniai ritmai. Taip, kur kiekvieną dieną svyruoja ir mes prie jų priprantam. Tai yra ir hormonų svyravimai. Iš ryto mes turime daugiau, sakykime, kortizolio, kuris mus pažadina, ir adrenalino. Iš vakaro mes turėtume turėti daugiau melatonino. Bet tam, kad mums išsiskirtų melatoninas, mes turime išskirti daug serotonino. Nes serotoninas išsiskiria tik tuo metu, kai mes esam patenkinti ir laimingi. Jeigu mes nesam patenkinti ir laimingi, to jo nebus. O jeigu jo nebus, tai reiškia, mes neturėsime ir melatonino ir neužmigsim. Taip, tai yra ir aktyvumo ir ramybės laikas, irgi tą ritmą įeina. Mes priprantam, kad, žiūrėkit, dabar mes būsim aktyvus, o dabar mes būsim ramus ir mūsų hormonai persijungia. Ir kai to pritrūksta, tai mes turim miego nuvagimą, mes vis vagiam nuo to miego ir organizmas nebesugeba priprasti, jis nebesugeba išskirti hormonų, jis nebežino, kada jam aktyvinti, o kada jam ramintis. Taip paprastas pavyzdys, trumpalaikis pavyzdys, tai yra tas vadinamas jetlagas arba laiko juostų, reiškia, prašokimas, kai mes nuskrendam į kokią šalį, kur per 3-4 valandas kaip minimum, arba ten į Ameriką, kur ten jau skiriasi 14 valandų laikas ir staiga iš dienos pas mus pavirsta vakaras. Taip, arba kai yra pamaininis darbas. Tai šią savaitę tu dirbi naktim, šią savaitę dirbi rytais, kol tu pripranti prie to, tai išeina toksai pereinamasis laikotarpis. Tie cirkadiniai ritmai, jie neprisitaiko, jie susvyruoja. Yra kasmetiniai mūsų kankinantis dalykai ir tie prasukimai, tai yra laiko pasukimas. Už poros savaičių vėl bus sukama, neprisimenu į priekį ar atgal. Tai valandos laikas atitinka, prasukimas staigus, atitinka kažkur 1 mėnesio peršokimą. Tai yra per mėnesį Saulė pradeda leistis atitinkamai arba aukščiau, arba žemiau, arba vėliau, arba anksčiau. Ir tą
staigus atsukimas laiko mus patalpina, sakykime, ten reiškia, lapkričio 1 vėl atgal į spalio 1, nes per mėnesį būtent ta valanda leidimas ir pakito. Tai žmonėm reikia priprast prie to, nes jų cirkadinė ritma nepriprato, jie dar priprato tą valandą arba miegoti, arba dar būdrauti, o čia iš jų reikalauja kitko, ne, tai sveikata iš tikrųjų trinka. Kol yra tam kompensaciniai mechanizmai, pavyzdžiui, buvau jaunas ir gražus, dabar tik gražus, tai dirbau greitoji. Tai tas pamaninis darbas naktimis, paromis manęs visiškai nevargina. Ne, dabar, netgi kai porą valandų nuvagiamas mano laikas miego, jau kitą dieną jautiesi blogiau. Tai kai nebėra kompensacinių mechanizmų, pasidaro nebe momentinė problema, bet tai pasidaro ilgalaikė problema. Dėl to žmonės, kurie galbūt dirba tą patį pamaninį darbą ilgą laiką ir staiga pradeda byrėti jų sveikata, tai tiesiog nebeprisitaiko prie to. Saulė. Saulė yra pagrindinės būdas mums pabūsti ir pagrindinės būdas mums užmigti. Per visą žmonijos istoriją nieko mes geriau nesuradom, nieko mes geriau nesugalvojom, kaip tik tai motulė gamta mums sukūrė. Taip, rytinė, dieninė ir vakarinė saulės šviesa yra visiškai skirtingos bangos ir visiškai skirtingos intensyvumas. Pasirodo, mes netgi sugebam suprasti, kokiam aukštį yra šviesos šaltinis, taip, ir iš kurios pusės jis yra. Tokiu būdu atskiriam, sakykime, netgi be sąmonės mūsų, aš turiu ne visiškai nebūtina žiūrėti tą saulę, mūsų per tinklainę pagautos bangos, manoma, kad netgi ne per tinklainę, pavyzdžiui, gyvatės turi tokias skylutės, ropliai turi skylutės, per kurias patenka bangos ir jie suvokia, kokia yra diena, ta prasme, dienos laikas plus minus, koks yra aktyvumas saulės. Tai mes irgi nubėgam, buvo toks tyrimas padarytas, kad net per odą į pakinklį, man atrodo, švietė su spinduliais ir keitėsi žmonių dienos ritmas. Taip ir čia mes reaguojame saulės šviesą net užmerktomis akimis. O, sakykime, akli žmonės nesvarbu, kad nemato, bet jų tinklai nepagauna. Ir pagal tą pagavimą, ne tik, kad mes galim pasakyti, tai yra rytinė ar vakarinė saulė, ne, bet ir mūsų cirkadiniai ritmai prisitaiko. Jeigu tu iš ryto atsikėlė, nuėjai, tai tau pradėjo daugiau skirtis to hormono, kuris tave aktyvins. Taip, jeigu tu visą dieną atidirbai ir palydi saulę, net tiesiogiai ją galbūt nežiūrėdamas, jeigu visą dieną buvai lauke, tai vis tiek tavo hormonai pradės reiškia rušiuotis, rikiuotis į tą užmigimo ir ramybės laiką. Kažkaip čia labai painiai papasakau. Civilizacija tuo tarpu labai blogina visą šitą dalyką. Užtenka užsidėti rimtesnius akinius ir mes į savo tinklainį jau nebeprileidžiam tiek saulės spindulių. Jeigu mes visą dieną praleisim lauke, tai tie saulės akiniai tiek daug naudos, ta prasme, žalos nebus. Kadangi mes dažniausiai lauke praleidžiam 10 minučių, ką darys. Langai 100 kartų nuvogia tą informaciją. Kad ir kokie būtų fanika, kokie būtų žavus ir visa kita, bet tas stiklas nuvogia nuo mūsų tinklainės ir paskui nuo pagumburio liaukos tą cirkadinio ritmo, reiškia, pojūtį. Netgi pastatai, nuo kurių atsispindi ta šviesa, kai netiesiai ir tave šviečia, jie irgi šiek tiek iškreipia. Tai yra mažinama efektyvumą gyvendami mieste ir besinaudodami civilizacijos patogumais, tokiais kaip įstiklinti namai, mašinos ir taip toliau, ne, 100 kartų mes mažinam savo galimybės kasdien prisitaikyti prie to cirkadinio ritmo. Kaip aš pradėjau domėtis nuovargiu, tai buvo prieš turbūt 8 metus, plus minus 7. Kai pas mane pradėjo kokį balandžio mėnesį vorele eiti jauni žmonės, apie 25, 27, 30 metų maksimum,
kurie visi iki vieno skundėsi nuovargio, kurie visi iki vieno skundėsi nemiga, kurie visi iki vieno skundėsi šalia esančiais kažkokiais nusiskundimais. Bet kai pradėjo aiškintis, tai vis tiek pradžia buvo nuovargis, nemiga ir taip toliau. Tai buvo labai liūdnas pavasaris, tai buvo tas cepelininis dangus ištisai, saulės buvo labai mažai ir tie žmonės save iš principo įvaro į savanorišką poliarinę naktį. Taip, jie išvažiuoja 7 ryto į darbą, tai kovo, balandį dar tamsu, grįžta iš darbo po 7 vakaro, vėl tamsu, į darbą ir iš darbo važinėja su mašina, net neprasieina, kad ir pro debesis kažką gauti. Ir darbe per pertrauką į lauką išeina nebent parūkyti, ne, ten jam viską atveža pasiuntinukai to maisto ir niekur net neišeina, nereikia išeiti. Todėl jų smegenys iš principo nebesuvokia, kad buvo kažkokia diena. Ta lempa, kuri čia dabar ir man šviečia, paprastoji dienos lempa, jinai nesukelia tiek šviesos ir netokios šviesos, kad mūsų smegenys suprastų. Todėl realiai atsiranda taip, kad atsiranda poliarinė naktis, kai smegenys nebežino, kas yra ir galvoja, kad mes iš vis tos saulės nebeturime ir nežino, kaip elgtis, nes neįsivaizduoja, koks dabar paros laikas. Aišku, normalu, kad pradeda trikti visi hormonai, o čia dar prisideda tau nerimas, stresas dėl tų nedadarytų darbų, nes savo norų nuo 7 ryto iki 7 vakaro niekas darbe nesėdi. Taip, sėdi tik dėl to, kad kažkam yra kažkas skolingi ir kažkam yra kažką įsipareigoję. Todėl yra privalu žiūrėti rytinę saulę bent 15 minučių. Yra privalu lydėti saulę vakare, lauke, jeigu jūs norite išsimiegoti. Ir gauti dienos šviesos bent keliasdešimt minučių ne pro lango stiklą. Ne, tai dėl paskutinio punkto tai labai paprasta, išeikit vietoj pietų pertraukos pasivaikščioti. Ypač jeigu turit viršsvorio, tai nereikia tau nei tų pietų, nei tų kalorijų. Ne? Bet štai pasivaikščioti išeiti ir kalorijos pavaikyti ir saulės parinkti, tai būtina. Taip, ir bent jau pradarius langą kažkiek tai žvilgtelti arba išėjus su balkoną rytinė ir vakarinė saulė yra visiškai vėlgi privalu. Saulės šviesa skatina serotonino gamybą dieną. Jis mūsų užaktyvina, jis mūsų padaro laimingus, o iš tos pačios molekulės vakare gaminamas melatoninas. Jeigu mes neprigaminsim pakankamai serotonino, mes vakare neturėsim iš ko pagaminti melatonino. Tam, kad pagaminti serotoniną, mes turime būti A. apšviesti saulės spektro spinduliais, B. laimingi ir fiziškai aktyvūs. Taip, tai yra 2-3 dalykai, kurios yra privalu. Saulė, laimė ir fizinis aktyvumas. Tikiuosi, kad šis video jums buvo naudingas. Pasidalinkite, kokia mintis jums labiausiai įsiminė iš gydytojo Morozovo paskaitos. Tai dar ne pabaiga, nes kitą savaitę jūsų laukia antroji šito video dalis, kurie sužinosite apie rekomenduojamus metodus miegui gerinti ir miego sutrikimams įveikti. Kad nepraleistumėte kitos savaitės paskaitos, nepamirškite paspausti mygtuką prenumeruoti apačioje, jeigu iki šiol dar nesate to padarę. O jeigu domitės psichologija, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com, kur rasite pačius populiariausius mūsų psichologijos, saviugdos ir sveikatingumo kursus. Labai kviečiu jūs pasidomėti gydytojos Birutės Čijunskienės mokymo kursu Stresas, slaptas priešas, sukeliantis panikos atakas ir depresiją. Jame gydytoja papasakos, kaip stresas lemia, kad įpuolame į užburtą ligos ratą. Taps aišku, kodėl streso būsenoje organizmas geba išlaikyti atsparumą, tačiau atsipalaidavus sutrinka ir susergame. Ir gausite antistresinę programą. Tai yra 3 vertingus patarimus, kaip efektyviai mažinti kortizolį, kaip jį sureguliuoti, kaip išeiti iš hormono disbalanso, kuris lemia imuniteto silpimą, svorio šokinėjimą ir miego sutrikimus. O jeigu esate smalsus, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų santykių, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitų kartų.